Sveiki visi, čia ir vėl Šlukas ir mes žaidžiame Minecraftą. Taigi, baigiame mes čia kasdami pumpkinus. Tai pradėsime dabar, mums reikia pradėsime pasidaryti crafting table. Ir ką aš čia turiu? Black wool. Pasirodė, kad turiu obsidianą. Taip pasirodė ir taip pasidėsime šitą. Pasidarysime pagaliukų. Pasidarysime kastuvą ir kastuvą ir pikeksą, nes mums jų reikia. Tai va taip. Ir jo. Dabar statysime tokį neįprastą namą. Retai kai kada būna tokie namai. Čia ne namas bus. O jūs pamatysite, kas čia bus. Čia dabar palaukit. Dabar čia biškį nesvarbu pasidaryti mums pradžiai kokį bunkeriuką. Aš torčių turiu. Gerai, kad biškį pasiėmiau iš vėlėdžio torčių. Pasidėsim. Išsikasim cobblestone'ą. Dar čia truputį taip išsikasim. Daug išsikasim, netruputį. Taip. Jo. Ir mūsų dabar tikslas pasistatyti reikia namą man. Ne namą, bet kur nors kokią vietą, kad galėtume mes. Palaukit. Oi. Susvariau. Nesvarbu, pamiršau kai ką. Vilnos pamiršau, tik vieną turiu. Pasidarytume lovą, bet su mano tokiu durniu protu, tai čia daug ką galim pamiršti. Taip, išsikasime, pasidėsime čia cobblestone'ą. Nebūtų čia žvyro. Ir čia vat. Taip vat. Ir dar truputį pasikaskim čia. Ir vieną į viršų mums reikia. Čia bus toksai visai gražus. Toks kaip bunkeriukas. Mažas. Taip vat. Tuoj palaukit biškį. Nu va. Taip. Ir dabar nenoriu šiaip labai eiti. Norėčiau šiaip nueiti aš į medžio. Bet nenoriu dabar kol naktis. Ir dabar iš karto padarysim tokį į antrą aukštą užlipimą. Čia toksai bunkeris dviaukštis bus. Taip vat. Geriau padarykim taip. Taip vat ir čia taip vat. Tai vat. Ir dar va čia iškaskim. Mums sulūžo mūsų pikeksas, kuris neturėjo sulūžti. Nes aš jam prieš filmavimą sakau, tik tu kai tave pasigaminsiu, tik pabandyk sulūžinot. Na, bet dabar nepaklausė, tai kai už kadrą biškį mes jį nužudysim. Biškį. Mano biškį reiškia stipriai. Matų, koks aš negeras vaikelis. Taip vat. Ir čia vat. Taip vat. Ir dabar mums reikia cobblestone'as. Čia vat. Čia taip vat reikia iškasti. Jūs dabar galvojat,
ką čia tas gaidys stato? Tas gaidys stato nieko čia negero, jis nepastato. Gal ką nors sustato, bet nieko gero nepastato. Va taip vat. Tai čia toks bus mūsų kambariukas antro aukšto. Bunkeris 2 aukštas. Ir man tokie namai patinka. Tiesas pasakius, nes jie taip gerai atrodo ir iš lauko, ir iš visur jie gerai atrodo. Man tiesiog, kai kažkada multiplayerį žaisdavom, užsivedžiau ir vat, pavyzdžiui, va čia bus toks didelis stiklas. Pavyzdžiui, čia lova bus padėta, jeigu taip, arba ne lova, arba kokie čestai dar gali būti. O čia galime pragalvoti tiek daug dalykų, kad ojojojoj. Ir padėsim žemės. Ir taip pat. Ir va čia va, pavyzdžiui, bus stiklas. Va čia va taip, kur va dabar yra šitie sudėti. Čia padarysiu tik daug. Taip pat. Ir dabar, pavyzdžiui, galime va į šitą pusę prasiplatinti. Va taip va. Jo. Net nebegu sugalvoju, ką čia jums pasakyti, ką nors įdomaus. Nu, gal bus geras toks namukas. Bunkeris, o ne namas. Čia stiprus bunkeris, jeigu, pavyzdžiui, bus pasaulinis karas, bus gerai. Lysim. Apsisaugosim. Čia pigi. Pas mane va, nespėjom namą pastatyti, jau draugai apsigyveno. Aš turiu gerbėjų. Ja. Čia va, išsikasim žvyrą. Paskui turbūt čia bus viskas iš medžio, tik tais dabar, kad čia nebūtų ta žvyra, reikia tai pasidaryti. Ir ja. Dabar, kai turime tokį maždaug namuką, tai čia bus maždaug stiklas, o taip, čia, na, pamatysit, kai turėsim. Dabar pasidarysim laiptus, kad mums nereiktų šokinėti. Gal užteks 8. Nemanau. Užteka kaip tik. Opa, apsišviesim. Tai va, šito epizodo tokį bus biškį trumpesnis, nes nebeturiu ką jam padaryti. Kitam epizode pradėsime jau čia gražinti viską. Kitam epizode neišsigaskit, nes aš, nu, taip, ne tai, kad neišsigaskit, bet aš jau būsiu su medžiu iškart pasiruošęs, prisikirtęs medžio. Tai vat. Čia išgirsi šitą, čia galėsim po laiptais, ką nors, pavyzdžiui, kokią nors ten. Tai gerai, viso gero, geras dienos, laukite kitų epizodo.